Lietuvos ekonomika tokia tampa brandesnė, jau mes esam tokie normalūs europiečiai, kurie dėliojasi savo kapitalą, kurie investuoja. Lietuva apskritai yra dabar tokiam laikotarpiu, kad kai ji yra turtingiausia, kiek mes atsimenam, kaip tą išnaudot investavimui. Tai mes esam labai pažangi šalis, kas ir leidžia mums taip pigiai skolintis arba turėti tokią pinigų pasiūlą rinkoje. 4 metų pavyzdys rodo, kad galima buvo uždirbti, tie, kas laikė pinigus sąskaitoje, prarado nemažai turbūt tų pinigų, nes perkamoji galia jų pinigų sumažėjo. Reikia galvoti, kaip bent jau išsaugoti pinigų vertę. Tai reiškia, kad reikia tos pinigus investuoti. Jeigu tu investuoji labai trumpam ir labai tik tai saugiai, tai tu visada prarandi tą išlaukimo grąžą, nes už kantrybę mokama. Privati skola iš tikrųjų parodė labai gerus rezultatus. Privačios skolos valdytojai labai augo turto prasme. O yra tokių klientų, kurie neišsigąsta to, ką natūraliai mes vadinam kaip gąsdinančius įvykius geopolitikoje. Gal nelabai ir sveika būtų visai baimės neturėti. Bet buvo tokių tikrai nemažai klientų, kas prabūna tą ciklą, pasidžiaugia vėliau, kad gerai padarė. Labadiena visiems stebintiems mus. Novus Asset Management pokalbiai tarp susitikimų tęsiasi ir šiandien labai džiaugiuosi galėdama pasikalbėti su Novus Asset Management vadovu ir partneriu Leonardu Diržiu. Labas, Leonardai. Labas, Živilė. Mes esam jūsų ofise, jūs visi žino, kaip užsiimančius nekilnojamu turtu ir paskolų fondais jau kiek metų patikslinkim? 14. Jau 14 metų. Pasakykim pradžioj iš karto, kodėl ties šiom investicijom koncentruojatės. Turbūt todėl, kad stabiliausios ir labiausiai suprantamos investuotam investicijos. Tai turbūt prieš 7-8 metus pradėjom taip jau koncentruotis ties šiom 2 kryptim. Ir matėm, kad prognozavom, kad į ateitį 5-7 metų ciklui pagal pasaulinės tendencijas būtent šie sektoriai, šios rytis turėtų labiausiai augti. Tuos 7-8 metus apžvelgiant, galim sakyti, kad viskas į gerėjimo pusę, grąžos turbūt pirmiausia prasme. Tiek apimtimis investicijų, tiek grąžos prasme tikrai pasiteisino, ypač privati skola. Tai jeigu NT arba nekilnojamam turte matėm šiek tiek grąžų mažėjimą dėl išaugusių statybų kaštų, sklypų kaštų, tai privati skola iš tikrųjų parodė labai gerus rezultatus. Ir tą matėm ne tik mūsų regione ar Lietuvoje, bet matėm visam pasauliu. Tai reiškia, kad tiek privačios skolos valdytojai labai augo turto prasme, tiek geras grąža generavo. O kokie metai buvo privačios skolos atžvilgių praėjusieji jums? Tokie šiek tiek perėjimo metai, nes... Perėjimo kur? Perėjimo šiek tiek keitėsi pobūdis investicijų. Tai reiškia, kad jeigu rišantis prie kažkokių tai tokių esminių įvykių, kas vyko per praeitus 5 metus, tai pagrindinis turbūt buvo tai geopolitinės tokios realijos, kas buvo Rusija-Ukraina. Tai reiškia, po šio įvykio labai stipriai sumažėjo rinkoje pinigų, tai atsitraukė daug užsienio kapitalo, vietiniai investuotojai sustingo ir ką mes matėm, kad atsirado niša, kad kaip ir ekonomika, jinai nesustojo, jinai toliau auga ir toliau važiuoja į priekį, o investuotojai atsitraukė. Tai techniškai mes atsiradom vietoje, kur pinigų kaina labai pakilo, o rizika išliko labai panaši, vertinant per ekonominę prizmę, jeigu nevertinant kažkokio karo ir panašiai grėsmių. Tai mes labai mums pasisekė kokybiškai investuoti ir buvo tas ciklas, kur tiesiog mes turėjom labai gerai už gerą kainą įdėtus pinigus. Bet praėjusie metai, taip, karas vis dar tęsiasi Rusijos pradėtas Ukrainoje, bet ką dar pradėjome matyti praėjusių metų pabaigoje, man atrodo, kad pagrindiniai tokie partneriai, kaip Jungtinės Valstijos, kaip ir atsitraukė nuo Europos ir pagaliau, man atrodo, mes pradedam tą įžodinti ir pripažinti, kaip tai jums pasijuto? Šiaip įdomus klausimas iš tos pusės, kad atrodo, kad saugumo prasme situacija pablogėjo,
bet ką sakiau, kad transformacija vyko skolinime, nes vietiniai žaidėjai arba vietiniai investuotojai, jie pamatė, kad jau 4 metai yra, kaip turim šalia visai konfliktą ir agresiją, bet pas mus tai nieks neatėjo. Ir vietiniai investuotojai, jie labai suaktyvėjo, nes jie mato, kad infliacija išlieka aukšta, tai reiškia, kiekvienais metais tu prarandi dalį turimų arba saugomų lėšų ir reikės investuoti, o rinkų situacija yra gera, rinka iš tikrųjų aktyvi ir verslai dirba, ir projektai vystosi, ir grįžo žmonės tą rinką, tai mes tą pajutome per tai, kad sumažėjo pinigų kaina ir padaugėjo tiem, kas nori pasiskolinti alternatyvų, iš kur tų pinigų paimti ir gana stipriai tas pasikeitė. Ir kuri alternatyva išryškėjo kaip tokia dažnėjanti, populiarėjanti? Tai tiek investuotojai sugrįžo, tiek platformos yra aktyvios, tiek bankai grįžo labai stipriai, ypač mažesni bankai, specializuoti, unijos. Tai pas mus irgi pasikeitė, mes dabar labiau kooperuojamės ir skoliname arba vykdome projektus kartu su bankais, su unijom. Tai reiškia, kad mes adaptuojamės prie situacijos. Tai reiškia, mes tokie esam žaidėjai, jeigu norim gauti didesnę grąžą ir užtikrinti savo investuotojams tokius kokybiškus projektus, tai mes turim visada pristaikyti. Ar tai ir yra priežastis, kodėl didžioji dalis Novus projektų yra būtent Lietuvoje? Lietuvoje šiek tiek turim užsienio šalise, bet vis tiek mes tokie save pozicionuojam kaip vietinės rinkos ekspertus ir tiek, kiek norime būti užsienyje, tai norim būti aplinkui Lietuvą, tai reiškia Lenkija, Skandinavija, vis tiek, kad būtume taip lengvai galėtume pasiekti, daleiskim, ar 1 valandos skrydžio metu, ar nuvažiuoti, nes vis tiek tu turi visur dalyvauti, negali kažkur labai nutolusiai gerai valdyti projektų. Gerai, bet tokiu paprastu žvilgsniu žvelgiant skamba paradoksaliai. Atrodo, geopolitinė situacija sudėtingėja ir ypač jį sudėtingėja pasienio valstybėse su Rusija ir kitom šalim nedraugiškom. Bet jūs iš esmės sakot, kad viskas kaip tik labai šviesu ir gerai. Kaip taip gali būti? Sakom iš savo pozicijos ten, kur mes dirbame. Ne visiems taip yra, tikrai. Ta prasme, užsienio kapitalas yra atsitraukęs, sakyčiau, kardinaliai. Ir pradėjo tą daryti iš karto Rusija įsiveržus į Ukrainą ar dar anksčiau Krymo atveju? Didysis atsitraukimas, tas, kuris matėsi per objektų pardavimus, tai reiškia verslo centrai, kažkokių tai dalys versluose, tai pasimatė po būtent prieš 4 metus po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Tai žodžiu, labai labai daug kas atsitraukė, tą sakot? Tikrai daug kas ir tom įmonėm, kurios turi verslo centrus Lietuvoje, pavyzdžiui, ir kurie vystė su investuotojų pinigais, jiem nėra kam parduoti tuos objektus savo, nes visi skaičiavo tam tikrą kainą, ką mokėtų užsienio investuotojai, o jų nėra. O vietinių investuotojų, tokių, kas galėtų įpirkti už tokią kainą, irgi nėra. Tai šiokie tokie spąstai jiems, tai kadangi mes tokių didelių objektų neturim ir mūsų ta terpė, kur mes veikiam, jinai yra mums palanki ta prasme, tai mes tokių problemų kažkur realizuoti didelius projektus ar kažką tai neturim. Tai todėl ta pozicija, kad mums pagerėjo situacija, tai vietiniai žaidėjai aktyvūs, jie nori dirbti, jie nori skolinti, jie nori investuoti. Ir šiaip verslam pakankamai gera situacija, nes ekonomika auga, pinigų rinkoje yra, tai jeigu pažiūrėsim į Latviją arba ten elementariai į Lenkiją, tai ta pinigų kaina yra ženkliai didesnė negu Lietuvoje. Na gerai, dar vis tiek pakalbėkim šiek tiek apie tą geopolitinę situaciją ir rizikas. Atrodo gera, ekonomika auga, bet kada, ką rodo užsienio investuotojų atsitraukimas turbūt, bet kada, bet kurią minutę gali viskas pasikeisti. Gali, kaip kartais sakom, nelogiška mums atrodo, kad Putinas, pavyzdžiui, nustekenęs savo armiją jau Ukrainoje, kad dar eitų į konfliktą su NATO. Bet pasakytų kiti ekspertai, mums ir nereikia Putino logiką įsivaizduoti kaip tokią, kuri prilygsta mūsiškiai. Jam gali šaut kas nors ir viskas čia kris. Teisingai. Niekas nežino, kas bus ateityje. Tai viena tiesa yra absoliuti, kad negali žinoti tiksliai, kas bus. Ir rizika visada išlieka, ypač kai režimui šiam
čia toks išgyvenimo klausimas, jie turi turėti ar konfliktą, ar kažką, tai jeigu viskas nurimtų, jie viduje nebesitvarkytų su kitom jėgom, nu, daug atsirastų problemų. Tai jie su išorinė jėga turi kažkokį konfliktą turėti, bet jeigu tai vertinti iš tokios, nu, kažkaip atsiribojus nuo emocijų ir atsiribojus nuo baimių kažkokių, kurios sustingdo tam tikrais momentais, tai jau dabar matome, kad 4 metai vyksta karas ir kol kas pas mus kažkokių apart smulkių atakų, kas buvo, arba tokių norėjimo kištis ir silpninti Lietuvą tokiais netiesioginiais veiksmais, na, nieko nebuvo. Tai ir nelabai vyksta. Tai sakyčiau, kad čia reiktų tikslingai įsivertinti laiką, nes kartais atrodo, kad tuoj kažkas atsitiks, bet tas tuoj gali tęstis labai ilgai. Ir tie tokie įšaldyti konfliktai Rusijai visada yra labai palankus. Tai reiškia, kad aplinkui Rusiją yra tiek Moldova, tiek Gruzija, kur yra daug įšaldytų konfliktų, labai galimai tas pats gali atsitikti ir Ukrainoje. Ir Rusijai bus labai naudinga turėti tokius, kažkiek Lietuvą paatakuoti kažkokiais tokiam įvairiom formom, Ukrainoje turės užšaldyta ir visada turės išorinių priešų, kas neva kelia grėsmę Rusijai. Ir jos valdžiai kaip ir palanku, nes jiem tai yra išorinis priešas, nuo kurio reikia gintis ir jų liaudis tiki, kad taip čia mes dabar turim. Tai ar tikslinga arba tiksliau tada sakyti, kad geriausiai investuotojai yra tie, kurie tos Rusijos, pavyzdžiui, ir neišsigąsta, kurie, kaip esat sakęs, išbūna visą ciklą. Tai visais atvejais geriausia išbūti visą ciklą. Tai reiškia, kad jeigu tu investuoji labai trumpam ir labai tik tai saugiai, tai tu visada prarandi tą išlaukimo grąžą. Nes už kantrybę mokama, o ne už tai, kad tu trumpam kažkur įdėjai pinigų. Už indėlį visada labai mažai gausi, nes tai yra saugu ir labai aiškiomis sąlygomis, ta prasme ir trumpam. Tai taip visada laimi tie investuotojai. Ir aišku, nesakau, kad vienareikšmiškai, jeigu tu valdai didelį kapitalą, tikrai turbūt diversifikuoti jį ir kažkiek paskirstyti per pasaulį, per investicijas ir per galbūt net ir grinus pinigus laikyti skirtingose bankuose yra protinga, bet tiesiog atsitraukti. Matėme skirtingų, kadangi dirbam su skirtingais investuotojais, matėm skirtingų strategijų, kaip kas veikia karui prasidėjus. Tai vieni labai stipriai pasitraukė ir vėlgi turbūt šiai dienai nėra labai patenkinti, nes iš tikrųjų užsienio grąžos yra mažesnės. Kiti dalinai pasitraukia ir dabar po truputį tą kapitalą vėlgi susigrąžina. Nors iš esmės situacija, kaip pasakyti, gal šiek tiek tokia pati, kas liečia mus. Tai skirtingos istorijos. Tai žodžiu, yra užsienio investuotojų, kurie atsitraukia ir dabar bando savo... Apie vietinius, užsienio investuotojai... Nebando grįžti. Nebando, kol kas mes nematom tokių ženklų. Gerai, o kaip jūs, pavyzdžiui, užtikrinat, kad projektai būtų subalansuoti rizikos prasme? Yra kažkoks mechanizmas, ritualas, komandinis kriterijus, pro kurį praeina kiekviena investicija? Taip, tie mechanizmai yra gal skirtingi nekilnojamam turte ir paskolų fonduose, bet natūralu, kad per tiek metų darbo išsigryninom, kaip tas visas veikia, mes nuolatos stiprinam komandą, tai turim bankinio lygio specialistus, kurie adaptavosi būtent tokios privačios skolos sektorija. Privačią skolą jau minim antrą kartą ir jūs esate tie, kurie sako, kad ji per pastarosius metus klesti, ar ne? Ir ji buvot vieni pirmųjų, kurie pradėjo tie užsiimti ir aš kiek girdžiu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dabar toks privačios skolos klestėjimo metas, taip galima įvardinti, kiek laiko jis jau tęsiasi ir kuria kryptim krypsta. Tęsiasi, sakyčiau, kokie 5-6 metai. Toks aktyvus augimas, pavadinkime taip. Tai visa tai turbūt vėlgi lėmė, kad buvo ženklus bankų toks politikos pasikeitimas. Bankai pradėjo skolinti tik tai kokybiškom įmonėm ir išskirtinai didelėm įmonėm, tada jiem yra lengviau formuoti kapitalą, lengviau uždirbti pinigus jiem taip yra. Tai kitaip tariant, daugam ir neskolindavo bankai. Taip, tai už tai atsirado būtent tokia privati skola, kur Lietuvoje, tai sakyčiau, jinai dar sudaro labai mažą dalį. Jeigu imant Ameriką, ten, ta prasme, yra milžiniško dydžio rinka
ir labai išaugusi rinka ir jų žaidėjai skolina ten biržoje kotiruojamam įmonėm, ta prasme, pinigus ir tai yra toks savaime suprantamas dalykas, kaip ir nueiti į banką pasiskolinti, ateiti didelį fondą ir tiesiog gauti kapitalą. Tai kai sakom, kad Jungtinėse valstijose didesni mastai, ar ne? Ar tai reiškia, kad ir mes 5 metų laikotarpį judėsim tą kryptim, ar mes jau nebekalbam apie tai, kad tai, kas vyksta Amerikoje, paskui ir pas mus atsispindi? Visais atvejais turbūt atsispindi kol kas. Mes vis tiek esam tokia pro-vakarietiška šalis, esam tikrai aktyvūs žmonės lietuviai yra. Tai vis tiek visi žiūri gerus pavyzdžius ir ta rinka, jinai, manau, toliau augs ir matysime tą teigiamą tendenciją. Tai jeigu reikėtų pasakyti 5 metai ir privati skola, ką nors dar pasakykim, daugiau apčiuopkim, kas su jie vyks, išskyrus tai, kad, kaip girdžiu, augs, ar ne? Tai gal apimtis augs, nes šiaip pažiūrėkim, kad apskritai Lietuvos ekonomika tokia tampa brandesnė, Lietuvos žmonės tampa turtingesni, jie atranda, ypač dabar pensijų reformos tokiam kontekste, labai stipriai atranda investavimą, bet jau tą galim stebėti 3-4 metai. Prasidėjo COVID metu, kai buvo toks ženklų šuolis naujų atidarytų sąskaitų ir toks investavimo, tada šiek tiek aprimo ir dabar vėl matom tą tendenciją, kad iš tikrųjų vėl didelis susidomėjimas yra ir iš smulkių investuotojų, kad nori atrasti, nori išmokti, nori žinoti, tai ką tai reiškia, kad yra kapitalo. Yra sukauptas kapitalas, jau mes esam tokie, kaip pasakyti, normalūs europiečiai, kurie dėliojasi savo kapitalą, kurie investuoja ir kai matom, amerikiečiai labai didelę sukaupto kapitalo kažką dalį investuoja, tai pas mus irgi tas ateis ir natūraliai jie žiūrės, vieniem gal labiau akcijos priimtinos, kiti yra atsargesni ir tokių atsargesnių yra daugiau, jiem labiau priimtina yra paskolos, fiksuota grąža, tai jie ir rinksis būtent tokio tipo investicijas per fondus, turbūt per platformas. Bet terminuotose indėliuose vis tiek yra skandalingai daug pinigų. Taip. Tai yra natūralu, kad vis po kažkiek jų eis investavimą, nes laikyti tokius kiekius pinigų, vėlgi, ta pati istorija, ta prasme, kad mes nors yra situacija gana sudėtinga, geopolitinė ir kiekvieną dieną gali perskaitęs Twitter'į, tai yra X ar kažkur tai ras žinučių, kur ten už galvos gali susimti, bet iš esmės matom kitam gale ir infliaciją. Matom brangstančias metalų kainas, matom akcijas brangstančias, matom infliacijos rodiklius ir kiekvienais metais tie neinvestuojami pinigai, jie nuvertėja. Ir turbūt, kad tai, kad yra, kaip sakom, kapitalo, turbūt galim sakyti, kad Lietuva apskritai yra dabar tokiam laikotarpiu, kad tai ji yra turtingiausia, kiek mes atsimenam, kaip tą išnaudot investavimui. Tai ir turtingiausia, ir viena pažangiausių regione šiaip ir labiausiai skaitmenizuotų, nes jeigu mes dairomės aplinkui į kitas šalis ir labai smagu būtų dirbti ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, bet pasigilinus į rinkos specifiką, matosi, kad su nekilnojamu turtu galima laisvai operuoti ir netgi ten Lenkijoje palankesnėmis sąlygomis negu Lietuvoje, bet renkantis skolinimą pinigų ir norint tai daryti kaip Lietuvoje, matom, kad nepavyks, nes nėra skaitmenizacijos tokios kaip Lietuvoje, nėra taip lengva įkeisti turtą, nėra taip lengva pasirašyti dokumentus ir panašiai. Netgi notarinės paslaugos atliekamos gali būti nuotoliu Lietuvoje. Taip. Tai mes esam labai pažangi šalis, kas ir leidžia mums taip pigiai skolintis arba turėti tokią pinigų pasiūlą rinkoje ir tokiem būt dinamiškiam. Ir žmonės iš tikrųjų irgi labai, jeigu žiūrint įvairius sektorius, matai, kaip lenktynės yra, jeigu ten negali užmigti, nes kažkas aplenks ir tas ir veda visą ekonomiką į priekį, tai šiaip tuo galim tik pasidžiaugti iš tikrųjų. Na gerai, o ką tada reiškia, kai sakot, kad Lenkijoje su nekilnojamu turtu kažkas ten palankiau? Tai didelė rinka ir tokiem prisitaikantiem žaidėjim kaip lietuviai gal yra gerai, keičiasi šiek tiek tendencijos. Mes kažkiek pradėjom, ne kažkiek, šiaip jeigu žiūrint visą lietuvių investicijas visas į Lenkiją, tai jų tikrai padaugėjo. Ir žaidėjų lietuvių Lenkijos rinkoje padaugėjo, vertinant nekilnojamą turtą. O Lenkų, pavyzdžiui, gamybininkų padaugėjo Vokietijoje. Tai
kaip ir pasaulyje keičiasi iš globalizacijos į kažkokius galios centrus atskirus, taip ir pas mus regione, matosi, kad vieni žaidėjai susilpnėjo, kiti sustiprėjo ir irgi tokių pokyčių vyksta nemažai. Taip kaip tada galima įvardinti, ką matot, kalbant apie nekilnojamo turto rinką Lietuvoje, šitą sektorių, kas bus artimiausių metų, kokios sritis išliks stiprios? Nekilnojamą turtą, jeigu vertinant, tai esam aktyvus šitam segmente ir turim nemažai fondų, kuriuose vystom nekilnojamą turtą. Tai daugiausia tai yra gyvenamas nekilnojamas turtas. Tai kol kas tendencijos yra palankios ir tiek palūkanų normos, tiek rinkos aktyvumas, tiek pirkėjai, viskas rodo, kad tai gali tęstis. Tai tam tikrų rizikų, gal sakyčiau, galima matyti 2-3 metų laikotarpyje. Kokiu? Daugiausia tokio, sakyčiau, rinkos sulėtėjimo mes bijotume arba išvelgtume kad galėtų būti rinkos sulėtėjimas, dėl ko, nes labai pabrango tie vadinami input costai arba kiek tau kainuoja sukurti daiktą. Ir anksčiau labai lengvai tai buvo perkeliama ant pirkėjo. Tai dabar sakyčiau, kad iš tų visų objektų, kurie statysis artimiausius 2-3 metus, laimės tie, kurie darys juos kokybiškiausius, geriausiose vietose, nes prastesnės vietos gali tiesiog dėl didelės kainos neras klientų, arba tie klientai ateis lėčiau. Tai gal tokių krizių mes, kaip atsimenant 2008-2009 metais, tokių turbūt prognozuoti čia neverta, nes ekonomika visai kitokia iš savęs yra Lietuvos ir esam brandi jau tokia, sakyčiau, ekonomika. Tai bet tokių sulėtėjimų gali būti drąsiai ir vėlgi tam reikia pasiruošti, atsirenkat tai, ką tu darai. Gerai, bet pavyzdžiui yra Rūdininkų poligonas jau ir Kapčiamiesčio poligonas, į kuriuos keliaus labai daug statybų pajėgų. Tai kaip tada ta vizija, kad kokybiški nekilnojamo turto gyvenamiai projektai turės būti? Man atrodo, kad nekilnojamas turtas gyvenamasis didelėm įmonėm atrodys kaip tokia chalturėlė. Geras pastebėjimas dar vienas, kad tą nekilnojamą turtą kažkas turės pastatyti, nes kariniai miesteliai labai daug pajėgumų nuims nuo vystytojų, tai reiškia darbuotojų trūkumas, medžiagos brangios ir visa kita. Tai ką ir sakau prie to, kad sukurt produktą pabrangs su laiku ir 2 metai į ateitį tikrai bus ženkliai brangiau. Tai nemanau, kad tos didžiosios kompanijos, kurios statys karinius miestelius, jos tikrai paliks vietos mažesniem kompanijom, tai mažesniem tai yra galimybė išaugti ir išvystyti objektus gyvenamuosius daleiskim. Bet gal didžiausia rizika tam savikainai matau, ta prasme, kad čia turėtų būti, kur akcentuotis. Tai jeigu mes iš savo pusės tai stengiamės kuo greičiau dabar pasidaryti rangos darbus tam, kad turėti tą savikainą pigesnį. Bet tai čia ta rizika, kurią matot, tai yra tokia ilgesnė perspektyva ir tokia ne per didelė, kaip girdžiu. Ar gali būti visaip vis dėlto? Tai jeigu turėsi labai labai brangų, mažai pelningą projektą kažkur vietoj Vilniaus ar ten Lietuvos, kuri nėra labai patraukli, tai ir esi labai užsiskolinęs, aišku, kad ta rizika yra milžiniška, bet jeigu esi susibalansavęs, turi geras vietas ir protingą savikaina, tai žodžiu, ką pastebėjome NT arba nekilnojamam turte, kad mažėja maržos pelningumo. Tai dažniausiai čia mums yra tas atsirinkimas, kur eiti į sekantį ciklą. Tai kodėl kalbėjome apie Lenkiją. Lenkijoje tam tikrose segmentuose mes matom gerą pelningumą. Tai ne dėl to, kad mes norim išeiti iš Lietuvos, bet dėl to, kad matom gerą pelningumą. Tai sekančiam ciklui tam tikrom investicijom turbūt rinksimės tą rinką, nes vis dar yra marža. Nes su maža marža tu susiduri su daug labai tokių rizikų, kaip pabrangs žaliavos, pabrangs statyba, pabrangs dar kažkas. Tai jeigu neperkelsi to pabrangimo ant pirkėjo, tai tu tokiuose spąstuose esi iš principo. Tai kai sakot, kad bandom ten dabar pasidaryti rangos darbus, ar čia yra kažkokie konkretus projektai, apie kuriuos noris ir pasakyti klientam, kas dabar yra jūsų tokie dėmesio centras? Tai dėmesio centre mes turim kelis čia tokius vystymo partnerius, su kuriais dirbam. Tai turim Pilaitį nemažą projektą, turim Bukčiuose didelį, ką tik pradėtą statyti projektą. Tai norisi
kuo daugiau kontraktų pasirašyti, kuo daugiau kainų užsifiksuoti ir kuo daugiau darbų pasidaryti, kuo greičiau, nes vėlgi, net ir tie partneriai, su kuriais dirbam skolinime pinigų, visi jie mato tendencijas ir nori dabar daryti, o ne nutęsti kažkada vėliau, kai bus kažkoks užtikrintumas, gal čia Ukrainos karas užsibaigs, gal čia bus taikos sutarimas, nes tada dar brangiau viskas kainuos, nes tada gal bus kažkokie Ukrainos atstatymo darbai ir tokie daug tokių dalykų indikuojančių, kad keli metai į priekį jie vis tiek bus tokie infliaciniai. Ta prasme, kad tiek investuotojams reikia galvoti, kur dėti pinigus, nes jie nuvertės, tiek vystytojams arba tiem, kas kūrė kažkokius daiktus, reikia galvoti, kaip darbus pasidaryti ir užsikontraktuoti iš anksto. Ir tada, žinant, dar užtvirtinkim, kokia esminė žinutė investuotojams dabar. Esminė žinutė turbūt, kad 4 metų pavyzdys rodo, kad galima buvo uždirbti tie, kas laikė pinigus sąskaitoj, prarado nemažai turbūt tų pinigų, nes perkamoji galia jų pinigų sumažėjo ir žinutė yra, kad reikia galvoti, kaip bent jau išsaugoti pinigų vertę. Tai reiškia, kad reikia tos pinigus investuoti. Kaip tą daryti, čia turbūt pagal kiekvieno rizikos supratimą ir priimtinumą, bet reikia pinigus įdarbinti. O kalbant dar apie nekilnojamą turtą, komercinį ir gyvenamąjį, jo santykis šiandien, kuris segmentas visgi atrodo stipresnis šią akimirką? Maržos prasme gyvenamasis. Tai kol kas visgi gyvenamasis pirmauja. O jūs, Leonardai, kaip matot tada didžiausią Novos potencialą augt? Čia gal grįžčiau prie to, kodėl Lietuva yra tokia gera šalis investuoti ir kodėl taip mes čia tokioje puikioje situacijoje esam. Tai vėlgi prie to, kad galim greitai prisitaikyti. Tai visada mes žiūrim iš savęs, kas toliau tęsis. Tai jeigu kalbėjom apie privačią skolą, tai matom, kad tas ciklas prasitęs. Tai kad tai bus naudinga investuotojams ir rinksis investuotojai tą kryptį pinigų įdėjimui. Tai čia mes stiprinamės ir žinom, kad tas tikrai su tas sritim bus gerai viskas. Nekilnojamam turte, gal žiūrint 5 metus į priekį, gal galim kažkur maržingesnių projektų paieškoti kitose šalyse. Tai vėlgi toks vyksta prisitaikymas. Bet atsisakyti nekilnojamo turto neketinat? Maržingesnių tik paieško. Taip, neketinam. Ir plus, visada galvojam, kur dar tos galimybės yra. Nauji produktai. Taip, nauji produktai. Tai čia dabar intensyviai dirbam, kad sukurti kažkokių naujų nišų ir naujų investavimo galimybių mūsų klientam. Ir kai mes sakom, kad yra daugiau pinigų, visi, įskaitant retail investuotojus, bet ir įmonės domisi naujom alternatyvom, labiau nori investuoti, nežinau, kas ten būtinai atsitinka, bet kad domisi tai tikrai. Ir tikrai daug įvairių alternatyvaus finansavimo platformų, fondai, obligacijos, turbūt, kad jūs irgi obligacijom užsiimsite su savo naujų produktų bondėja, ar ne? Ir yra daug tiesiog labai galimybių ir kartais atrodo, kad ir išsirinkti sunku, susigaudyti sunku, bet ir sunku patikėti, kad visi ir išliks sėkmingi. Gal galim paspėlioti arba numatyti, kas išliks, kurie išliks artimiausių laikotarpių, kaip sėkmingiausi, daugiausiai grąžos atnešantis rinkoje. Kai didelė konkurencija, turbūt ateiti į rinką yra tokia barjeras, tas piniginis barjeras įžengti į rinką yra didesnis, nes jau yra susiformavę žaidėjai, tai turi kažkaip tai reklamą investuoti ir žmonės investuoti geresnius, kas didesnį proveržį padaryti galėtų. Tai čia daugiau iš verslo pusės, gal taip galima būtų pasižiūrėti tą dalyką, kad turi daryti geriau negu kiti. Tai ar galima ateiti į konkurencingą rinką? Galima, bet turėsi dirbti trigubai ir vis tiek turi tada į detalės, į produktą, ypač tai paminėjom platformas, tai čia yra skaitmeninis dalykas, tai turi labai daug tokio akcento dėti į detalės ir į projektus, ir į detalės, ir į viską, nes jau kitiem yra lengviau, jau kiti yra susiformavę žaidėjai ir vėlgi jiem gal irgi reikia pasitemti, žiūrint į ateinančius naujokus ir tie, kurie nepasitems, praras rinkos. O naujokas, jeigu jis gerai darys, jisai atras rinkos, bet kokiu atveju rinka yra auganti.
Tai čia vis dar tas išlieka, jeigu besitraukiančioj rinkoje būtų labai sudėtinga. Bet kadangi rinka yra auganti, investuotojų arba šiaip žmonių noras sužinoti, noras pabandyti yra didelis, kapitalo yra, tai manau, kad tokioj rinkoje tikrai dar yra vietos keliem žaidėjam ir šiaip ekonomikai tai tik į naudą, nes kuo daugiau žaidėjų, tuo mažesnė kaina, verslui paskolint. Jeigu mažesnė kaina, reiškia didesnis pelningumas, tai manau, kad tik į gerą viską. Bet jūs jaučiat patys tokį pasitempimo tendenciją, ar visgi, čia mes 14 metų veikiam sėkmingai ir vien tik tai į pliusą, tai mums čia viskas bus bet kuriuo atveju gerai, kad ir kiek tų platformų atsirastų. Kiekvieną dieną turbūt galvoji, kaip kažką geriau daryti. Tai nuo detalių iki kažkokios ilgalaikės strategijos. Elementarus dalykas, kad pasižiūri, ką kiti daro ir kitų noras daryti inovacijas, noras eiti į priekį tikrai yra didelis ir bet kokiu atveju, jeigu užmigsi ir galvosi, kad čia kažką gero padarėjai, tai ilgai nesitęs tas miegas. Tikrai greit sukrutins tave konkurentai ar kažkoks naujokas, kuris geriau padarys. Tai dinamika šiaip yra gana nemaža, bent jau mūsų sektoriui, bent jau tų paslaugų, tai nemaža dinamika, reikia neužmigti tikrai. O ką mes galim pasakyti tiem, kurie visgi baiminasi investuoti, kurie išgirdo tą žinutę, kad neleiskim pinigam nuvertėti ar ne, bet galvoja, čia, o kas jeigu kas nors nutiks labai baisaus visgi globalių mastų arba vietinių mastų, geopolitinė prasme dar kokie nors, man užtenka, kiek aš ten truputėlį turiu prieaugio, kaip sakom, tose stabiliuose be rizikos fonduose. Kaip padrasint, kaip įtikint žmonės, ar iš vis net ir nereikia įtikint, ar visgi norisi, nes taip skauda širdį žiūrinti kažkieno, kaip čia, neatsiperkančius pinigus. Tai kažkaip gal galim dar grįžti vėliau prie geopolitinių tų esminių tokių dalykų, kurie gąsdina kiekvieną dieną, turbūt žinias pasižiūrėjus, bet taip jeigu paprastai, tai yra geras labai dalykas, kad šiai dienai žmogus tiesiog gaunantis pajamas, jis turi algą gaunantis, noriu pasakyti, turi labai daug galimybių, kur investuoti. Jisai gali rinktis elementariai per kažkokį banką specializuotą, kuris turi programėlę, gal čia pavadinimų neminėsim, bet yra daug, kur gali prisijungti, nusipirkti akcijų, kažkokių investicijų. Yra labai eilė platformų, kurie siūlo tiek Lietuvoje, tiek užsienį paskolinti pinigus, ten tarpus crowdfundingas ir panašiai. Tai taip, kaip galėtum diversifikuoti pinigus asmeniškai, jeigu tu to užsiemi bent jau kažkiek tai valandų per savaitę, tai niekada nebuvo tiek daug galimybių ir taip paprasta. Tai, sakyčiau, didesnį kapitalą turintiems žmonėms, tai labai palankiai yra terpė užsiimti ir auginti tą kapitalą, o tas padrasinimas, tai būtų jis turbūt visiems veikia, tai čia ne apie investicijas, čia ir apie žmogaus psichologiją. Tai yra keli būdai. Vienas tai yra periodinis investavimas, tai reiškia po mažą sumą tiek, kiek tau neskauda, kai tu kas mėnesį dedi, tai pasižiūri po 5 metų, kad tiek, kiek tu įdėjai, plus tiek, kiek išaugo, gali tas rezultatas nustebinti daugeliu atveju. Ir ten aplinkoje pasižiūrėjus, kas ten nesigilino nei kiek į technologijų bendrovės, o pirko tiesiog kažkokį tai indeksą už tokią sumą, kur neskauda prarast, pavadinkime. Gerai, ką reiškia tas neskauda? Daleiskim, jeigu uždirbi kažkokią tai sumą ir dedi nuo tos sumos ten 10%. Bet čia jau kalbame apie ne verslą, o tiesiog elementaraus žmogaus, gal vienas iš verslo uždirba 1 milijoną, kitas gal uždirba 1000 eurų, bet skirti ten 5%, nuo 1 milijono 5% gal netiek skaudės ir 5% nuo 1000 irgi nėra ta suma, kur pakeistų kardinaliai situaciją, aišku, gal jautriau yra mažesnės pajamas gaunant, bet jeigu norint taupyti, tai sakau, kad pratimas yra tas pats, tai arba kaupti ir jeigu bijai, tai kaupti po truputį, čia vienas yra kelias ir per laiką tikrai susikaups, kitas kelias yra vėlgi po truputį kažkokiu, sako, noriu padaryti investiciją, bet bijau. Ir tada paklausiu, o kodėl? Nes planavau investuoti tokią sumą ir galvoju, kaip aš čia dabar, kaip bus eigoje, gal nukris, gal dar ką. Tai tada pasiūlai, tai kaupkit vėlgi.
įdėkit tiek, pažiūrėkit kaip veikia, bet tu jau įkėlęs koją, tu jau, pirmas dalykas, neturėsi to, kad praeis laikas ir tu galvosi, koks kvailas buvau, bet neįdėjau, jau tu įdėjai truputį. Ir jeigu bus kažkas blogai, tu sakysi, nu tai įdėjau ne tiek daug, tai netaip skauda, kad ten kažkas blogai. Tai visada geriau žengti žingsnį ir nugalėti tą baimę ir tai atneš didesnį ir geresnį rezultatą. Tai čia yra tokia žmogaus psichologija ir jin veikia per tiek metų, nu, tas pats visą laiką. Jeigu iš tiesų būtų taip, kaip atrodo jūsų klausantis, kad investavimas yra nuolatinė grąža, tai visi pasaulio žmonės nieko daugiau ir neveiktų, tik investuotų. Bet skaičių turim visokių, turim labai daug pinigų terminuotose indėliuose, moteris, kurios ilgalaikį perspektyvoje net ir geresnis investuotojas daugiau grąžos gauna, bet jų procentas dalyvaujančių daug mažesnis, čia kalbant apie retailą. Taip. Bet ir verslui galim pritaikyti. Jeigu būtų vien grąža ir nepaisant to, kas vyksta pasaulyje, vis tiek galiausiai išlauktumėm ir gautumėm grąžos, tai tada tiesiog mes visi investuotume, bet nėra taip. Kodėl? Geras klausimas. Geras. Taip niekada turbūt ir nebus, nes ne galime apie tai kalbėti, bet ne visi priims tą sprendimą galų gale. Tai ta prasme, kad arba priims jį ne tokį, koks investuoti yra viena, priims sprendimą, žengti žingsnį ir investuoti, bet vėlgi, matėm įvairių atvejų labai net nesenoji praeitį, kad buvo COVID-as, atėjo Trumpas, įvedė visiems tarifus, prasidėjo karas. Kiek buvo vietų, kur priėmė žmogus kažkokį investavimo sprendimą, galėjo jį atšaukti, galėjo atsimti pinigus. Tai sakau, vėlgi grįžtam prie tos laiko dedamosios, kad visos investicijos duoda grąžą per laiką. Ir kuo tas laikas yra ilgesnis investavimo, tai tuo didesnė ta grąža bus. Tai tą laiką, kad išlaikyti, ne visi išlaiko. Tai ta prasme, jeigu tu kaupi nuolatos kažkokį tai krepšelį savo investicijų, taip gali ateiti krizė. Gali metus laiko būti aktyvai nukritę, bet jeigu tu toliau darai tą patį, tu toliau kaupi ir tavo investavimo horizontas yra ne 2 metai, o 20 metų, tai po 20 metų bet kokį istoriją žiūrėti galim. Tai tik tai išskirtiniai laikotarpiai turbūt buvo, kai ten 10 metų grąžos nebuvo ar dar kažkas. Tai, bet dabar jeigu pasižiūrim į praeitį, tai tikrai psichologinis, tie, kas buvo 2008-2009 metais, ar dirbo rinkoje, jam buvo didelis psichologinis smūgis, būtent tas kritimas, būtent ta krizė. Ir jie daug metų tą nešėsi galvoj ir bijojo daryti investicijas. Bet tie, kurie atėjo nauji į rinką, nauji žaidėjai, nauji žmonės, nauji investuotojai, jie neturėjo tos praeities, neturėjo tos traumos, pavadinkim taip, jie investavo ir jeigu pasižiūrėsim, kiek per tą laiką uždirbo ten kokios technologijų kompanijos arba elementariai tie, kas skolino pinigus, tai yra didelės grąžos. O yra tokių klientų, kurie išbuvo visą ciklą, kelis ciklus, nežinau, kurie visai neišsigąsta to, ką natūraliai mes vadinam kaip gąsdinančius įvykius geopolitikoje, pavyzdžiui. Išsigąsti visai turbūt tokių be baimių, tai čia sunku būtų rasti, gal nelabai ir sveika būtų visai baimės neturėti. Bet buvo tokių tikrai nemažai klientų ir aš to labai džiaugiuosi, kas prabūna tą ciklą, pasidžiaugia vėliau, kad gerai padarė, vėlgi ten su kažkokiam konsultacijom, su kažkokiais ten pamastymais, kaip čia gali būti ateityje, bet tikrai jų yra, jų daugėja ir labai smagu, kai ateina nauji kažkokie tai investuotojai ir kalbam apie tai, ką mes galėtume pasiūlyti. Ir jie labai sako, aš norėčiau 5-7 metam investuoti. Tai ta prasme, tai čia matai, kad tikrai bus sėkmės istorija. Plius matosi, kad tokių investuotojų ateina jaunesnio amžiaus. Be kažkokių tai patirčių blogų, bet dar kažko jie kaip tik praėjo kažkokį ciklą investicijų, pamatė, kad galima uždirbti ir kad tai veikia ir jie nori sekantį ciklą tokį patį turėti. O dar tada pabaigai, ar visgi paminėjot kažkiek Lenkiją, bet tokia plėtra į užsienį dar svarstoma, ar visgi jūs labiau save pozicionuosit ir liksit kaip tie, kurie projektus vysto, dirba su projektais Lietuvoje labiausiai? Tai turbūt, kad tą regioną gal platesnį turėsim, nes turim ir galimybės didesnės. Būsim tokia vis tiek regiono žaidėjai labai toli nuo Lietuvos nutolstantis, nes čia yra sukauptas didžiausias ekspertiškumas. Ir ko dar, man atrodo, nepasakėm, bet visai noris uždėti akcentą,
kad paliekant investicijas Lietuvoje mes tik patys save stiprinam tiek savo pačių akise, tiek priešų akise. Tai taip, čia labai svarbus akcentas yra, nes net ir sąjungininkai už Atlanto, kaip pasakyti, žiūri savo interesų, tai mums reikia žiūrėti savo interesų. Tai toks pasaulis buvo į vieną pusę, buvo globalizacija ir bendras toks apsijungimas pasaulio labai ilgą laiką. Dabar turim tokius atskirti, kai kiekvienas regionas arba kiekvienas toks galios centras pozicionuojasi tik prie savęs, tai manau reikia tą politiką ir pas save, nereikia žiūrėti, kad valdžia kažką padarys, čia kiekvienas žmogus gali tą savo indėlį turėti galvoj, kad, galvot, kad okei, tai jeigu situacija yra tokia, kokia yra, tai aš ją priimu ir investuoju ir darau, nes, nieks nenori, kad jų šalis būtų silpna, atsitraukti pilnai išeiti iš Lietuvos, reiškia silpninti savo tą kraštą, kuris, kol kas jokios realios grėsmės, tokios realios, tai jis neturėjo. Ta prasme, mes kaip tik turim saugesnę situaciją, mes turim sąjungininkų arba europiečių karius Lietuvoje, mes neturim jokių karinių grupių šalia sienos, tai ta prasme, tai mes turim gerą situaciją, tai kodėl dabar čia taip bijoti ir leisti agresoriui šalia džiaugtis tuo, tai nėra tam kažkokio pagrindo. O visai jau paskutinis klausimas, ar neatsiranda tokių klientų, kurie paklauso, pasvarsto ir galvoja, geriau aš investuosiu į kokį nors būtų kompleksą Tenerifei ir nereiks man šitų dilemų iš viso spręsti. Tai yra, kurie tai padarė ir jau parduoda arba pardavė kompleksuose arba kažkokiose kitose investicijose. Yra natūralu, kad yra žmonių, kurie valdo labai didelį kapitalą ir jie visiškai normalu, kad jie diversifikuotų kapitalą po visą pasaulį. Ta prasme, čia nieko tokio nėra. Tai gal daugiau kalbame apie tą tokį kardinalų pinigų atitraukimą, kur atitraukiama ten 100 ar 80% kapitalo vien tam, kad jie gulėtų Šveicarijos sąskaitoje, ta prasme, tai va tokį saugumo poreikį. Tai, sakyčiau, ta natūrali diversifikacija yra gerai. Tų svarstančių apie Ispaniją buvo tikrai daug prieš 4 metus. Manau, kad tie, kurie labai norėjo, tai jie įsigijo. Tie, kurie dvejojo, gal jie grįžo prie kažkokių investicijų vietos rinkoje. Nes tiek, čia 2 skirtingi dalykai. Investuoti ir stengtis uždirbti ir turėti pasyvą Ispanijoje, kur toks planas B. Tai čia 2 tokie skirtingi dalykai. Tai čia gal galim kitų pavyzdžius pažiūrėti, kiek mes matėm pavyzdžių, kad tas nuomos atsiperkamumas nėra didelis ir tu tiesiog įsišaldai pinigus tam, kad turėtų planą B. Tai nežinau, čia kiekvienas turbūt savo asmeninį pasirinkimą padaro. Man atrodo, čia ir sustokim. Ačiū labai, Leonardas Diržys, Novus Asset Management vadovas ir partneris, buvo su mumis pokalbiai tarp susitikimų. Aš, Živilė Kropaitė, atsisveikinu su jumis. Ačiū, kad žiūrėjot ir sėkmingo investavimo.